Ką čia ką tik pastebėjot? Aš pastebėjau nemalonius veidus jaunuolių, panašius į nusikaltėlius, bet čia dažnai tokių būna. Nu taip, panašiai vagystė, bet ką aš žinau. Kodėl taip praėjot? Kodėl? Ką aš žinau, ne mano reikalas. Net nestaptelėjot. Ne, pakankamai agresyvokai atrodė, į problemą nenori įsivelti, po to užsivys. Tiesiog problemų nenorėjau turėti. O kodėl neskambinot policijai? Matant jų greitį, nespėtų. Žmonės ėjo ir praėjo ir jie nieko nematė, nes nieks nori turėti nesąmonę kažkokią. Bet aš, kadangi pradirbęs nemažai metų elektros tinkluose ir energijoje, kaip žinau, vyksta vagystės, ir laidus vagia, ir saugiklius vagia, ir varį vagia. Po to įvyksta įvairūs nelaimingi atsitikimai ir, žinot, praeiti taip negali. Pažiūriu, kažkas vyksta, jau paklaus gal. Gal kažkas vagia, kažką nelegalaus vyksta. Nebijojot prieit prieš tų jaunuolių? Ne, o kodėl turėčiau? Nu, tai pilietiškas žmogus stengiuosi būti. Ką čia ką tik pastebėjot? Nu, panašu, kad vagiančiosius. Ką daro? Filmuoju, noriu fiksuoti. Ką planavo daryti, tą filmuotą medžiagą? Perduoti policijai. Užfiksuoti numerius ir perduoti policijai. Kai tu paskambini, labai dažnai būna, kai neturim kažkokių įrodymų ar dar kažką, na, nepagaus, vis tiek net važiuosi čia per minutę laiko. Tai dėl to man atrodo, kad fiksuoju, tada skambinu. Pastebėję vykdomą vagystę, nelikite abejingi. Apie ją galite konfidencialiai pranešti ESO telefonu 1802 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Elektroniniu paštu pasitikėjimo linija @eso.lt ir interneto svetainėje www.eso.lt /pasitikėjimo linija.